marinuota lašiša su žiediniu kopūstų kremu. Lašišos filė įtrinama druska ir cukrumi, kad kuo daugiau prieskonių patektų ant pačios žuvies, o ne ant odos. Virtus burokėlius nulupame ir sutarkuojame kiek įmanoma smulkiau. Burokėlių masę dedame ant lašišos viršaus ir susukame į maistinę plėvelę. Marinuojamą lašišą dedame į šaldytuvą. Forminę duoną dedame į skrudintuvą, kad apskrustų. Tada nupjauname šonus ir perpjauname išilgai, kad gautume 2 labai plonus keturkampiukus, kuriuos vėliau pjauname skersai, kad gautųsi trikampiukai. Tuomet kelioms minutėms dedame į orkaitę, kad visiškai sudžiūtų ir šiek tiek paskrustų. Žiedinius kopūstus verdame piene su truputėliu druskos. Po užvirimo dar paverdame 5 minutės, kad dingtų kartumas ir žiediniai kopūstai taptų minkštesni. Pieną nupilame ir paliekame atvėsti. Jei nėra laiko laukti, kol atvės, galima užpilti šaltu vandeniu. Rūkyta lašiša truputėlį pasmulkinama peiliu. Sudedame jau atvėsusius ir kuo sausesnius žiedinius kopūstus, supilame grietinėlę ir įdedame šaukštą krienų. Viską labai gerai sutriname, kad susiplaktų grietinėlė ir visi kiti produktai. Pats geriausias lašišos marinavimo laikas yra 6 valandos, bet lašišą jau galima naudoti ir po nepilnos valandos. Nuo lašišos nuimami burokėliai ir plonai supjaustoma. Į lėkštės vidurį dedama šaukštas kremo, keli gabalėliai marinuotos lašišos. Į kremą įsmeigiamos kelios keptos duonos riekelės. Dedamas per pusę perpjautas laimas. Puošiame baziliko lapeliais, pabarstoma raudonųjų ikrų.